Projektas Pasidaryk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidaryk pats. Eisim tvarkyti deformuoto lietlovio. Mums gali prireikti šių įrankių. Yra pirktinis įrankis atlankstimui. Parodysiu, kaip jis veikia. Pasidaryti gaminti patys tokie įrankiai. Irgi parodysiu, kaip jis veikia prie lietlovio laikiklių. Dar vienas savadarbis toks įrankis lietlovio laikikliam atlankstyti. Reikalingas bus gulsčiukas. Nu ir jeigu jau neturim, santechniniai įrankiai, vadinamos kobros, santechninis raktas, su jais sunku atlankstyti, bet įmanoma. Dabar tvarkysim deformuotą lietlovį. O kodėl jis deformavosi? Būtent šitame pastate, tai greičiausiai buvo auga medis ir čia daug sąnašų buvo. Ir žiemą užšalo, vanduo nenutekėjo, užšalo, pasidarė varvekliai ir dar tikriausiai sniegas nuo stogos lįsdamas jį ir deformavo. Dabar mes jį bandysim atstatyti savo vietas. Būna kartais meistrai jį blogai įrengia. Turėtų būti čia keli centimetrai, kokį centimetras, kad vanduo ar sniegas čiuožtų ir jisai nučiuožė tolin. Mes pasiemam santechninį įrankį, vadinamą kobrą. Biškutį atsilenkiam. Čia yra mūsų, kaip pristačiau, pirktinis įrankis. Bandom patį lietlovį atlankstyti. Dabar reikia atlenkti laikiklius. Laikiklius yra, čia va yra tokie pasidaryti lenkimo. Vieną dalį prilaikom. O atsikitau. Mes juos ir bandysim atstatyti į vietą. Ir dar pasimam vėl gulsčiuką. Ir pažiūrim, ar ne per aukštai. Va, taip turėtų panašiai va būtų lietlovis. Tokiu aukščiu. Einam prie sekančio. Bandom įspausti. Nu, ir vėl pasitikrinam. O, kažkur yra gerai. Nu ir trečias. Jį įspaudžiam ir pažiūrim. Taip, nu, panašiai dabar mes pasidedam ir laikiklius sutvarkom, kad jisai nebe atšoktų. Užkabinam. Nu, dar patiesinam, pažiūrim. Dar išvalom, bet čia apie tai pasakos dar mūsų kolegė apie valymą. Dabar galim patikrinti nuolydį. Pažiūrėti, jeigu jis yra į kitą pusę, tai mes jį tada dar bandysim palankstyti pačius. Oho, taip. Nuolydis į tą pusę. Toks yra įrankis, buvo čia pristatymė minėtas jisai.
pasidarytas ir galima dar su juo atlenkti. Tik aš parodau taip pat. O, jinai ir galima trupučiuką su juo irgi atlenkstyti. Jeigu yra pažeisti laikikliai. Nu ir ką? Kaip ir atkarpa viena sutvarkyta, galim išbandyti. Turim vandens kaną. Pirmiausia pažiūrim, ar nėra krioklio, kad prabėgtų. Pilam ant stogo. Ir bėga ir nubėga. Lietlovio nuolydis atstatytas, deformacija sutvarkyta. Dabar lietlovis veiks ir per didžiausias liūtis, ir per lietų. Ir ant pastato lietaus vandens nebepateks.